Evangelija pagal Morkų, 7 skyrius. Pas Jėzų susirenka fariziejų ir keli rašto aiškintojai atvykę iš Jeruzalės. Jie pamato kai kuriuos jo mokinius valgančius netyromis, tai reiškia nemazgotomis rankomis. Mat fariziejai ir visi judėjai pagal prosenių paprotį valgo tik rūpestingai nusiplovę rankas. Taip pat sugrįžę iš turgaus jie nevalgo neapsiplovę. Be to yra dar daug nuostatų, kurių jie laikosi, sekdami papročių. Pavyzdžiui, taurių, puodelių bei varinių indų plovimo. Taigi, fariziejai ir rašto aiškintojai jį klausė, kodėl tavo mokiniai nesilaiko prosenių papročio ir valgo suterštomis rankomis. O Jėzus atsako jiems, gerai apie jūs veidmainius pranašavo Izaijas, kaip parašyta, ši tauta šlovina mane lūpomis, bet jos širdis toli nuo manęs. Veltui jie mane garbina, mokydami žmonių išgalvotų priesakų. Apleidę Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių papročių. Ir jis pridūrė, puikiai jūs apeinate Dievo įsakymą, norėdami išsaugoti savo papročius. Antai Mozė yra pasakęs, gerbk savo tėvą ir motiną. Ir kas keiktų tėvą ar motiną, mirte te numiršta. O štai jūs sakote, jei žmogus pasako savo tėvui ar motinai, tebūnie korban, tai reiškia auka Dievui, kuo turėčiau tave sušelpti, tuomet jūs nebeleidžiate jam padėti tėvui ar motinai, niekais paversdami Dievo žodį dėl savo papročio, kurį esate perėmę. Ir daug panašių dalykų jūs darote. Ir vėl sušaukęs minią Jėzus kalbėjo. Paklausykite manęs visi ir supraskite. Nėra nieko, kas iš išorės įėjęs į žmogų galėtų jį sutepti. Žmogus sutepa vien tai, kas iš žmogaus išeina. Kai sugrįžo nuo minios į namus, jo mokiniai ėmė klausinėti apie palyginimą, o Jėzus sako, nejaugi ir jūs esate be nuovokos. Argi jums neaišku, kad visa, kas ateina į žmogų iš išorės, negali jo suteršti, nes nepatenka į jo širdį, bet į vidurius ir išeina laukan. Taip Jėzus paskelbė visus valgius esant švarius. Ir jis dar pasakė, žmogų suteršia vien tai, kas iš jo išeina. Iš vidaus, iš žmonių širdies, išeina pikti sumanimai, ištvirkavimai, vagystės, žmogžudystės, svetimavimai, godumas, suktybės, klasta, begėdystės, pavydas, šmeižtai, puikybė, neišmanimas. Visos šios blogybės išeina iš vidaus ir suteršia žmogų. Išvykęs iš ten Jėzus nukeliavo į Tyro sritis. Užėjęs į vienus namus, jis norėjo, kad niekas apie tai nežinotų, bet jam nepavyko to nuslėpti. Išgirdo apie jį moteris, kurios duktė buvo apsėsta netyrosios dvasios. Ji atėjo ir puolė jam po kojų. O moteris buvo graikė, kilimo sirofenikietė. Ji maldavo išvaryti iš jos dukrelės demoną, o Jėzus jai tarė, leisk pirmiau pasisotinti vaikams, juk negražu imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams. O moteris atsiliepė, taip viešpatie, bet ir šunyčiai po stalu ėda, ką vaikai pritrupino. Tuomet Jėzus tarė, dėl šitų žodžių eik namo, demonas jau išėjęs iš tavo dukters. Parėjusi namo, ji rado savo mergaitę gulinčią patale ir demoną atsitraukusi. Palikęs Tyro sritis, Jėzus per Sidoną atėjo prie Galilėjos ežero į Dekapolio krašto vidurį. Ten buvo atvestas jam sunkiai kalbantis kurčius
ir prašyta uždėti ant jo ranką. Jėzus pasivedėjo jį nuo šaliau nuo minios, įleido savo pirštus į jo ausis, paseilino ir palietė jam liežuvį, pažvelgė į dangų, atsidusėjo ir tarė jam efata, tai yra atsiverk. Ir tuojau atsivėrė jo klausa, atsirišo liežuvio ryšys ir jis kalbėjo kaip reikia. Jėzus jiems liepė niekam šito nepasakoti, bet kuo labiau jis jiems draudė, tuo jie plačiau jį skelbė. Žmonės be galo stebėjosi ir kalbėjo, jis visą gerai padarė, jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba.